Yo, Max, this shit crazy. Sveiki, aš esu Timas ir aš noriu pradėti kurti kontentą. Ir labai ilgą laiką norėjau pradėti, bet niekada nesiryžau. Tiesiog pasidėjau kamerą ir aš net nežinau, ką sakyti, tai pradėsiu nuo prisistatymo, kaip ir pradžioj. Tai sveiki, aš esu Timas, man yra 19 metų ir aš tiesiog taip paėmiau ir nusprendžiau, kad aš noriu pradėti kurti turinį ir kokybišką. Tuomet turiu patirties biškį editinime ir filmavime, aišku, visada filmuoju už kameros, dažniausiai stengiuosi. Prieš kamerą man tai naujas dalykas yra, visiškai neturiu tame patirties. Tai čia bus naujas žingsnis mano gyvenime ir tai, manau, bus smagi patirtis ir visa kelionė šita video kūryboje. Tiesiog šios video darau savo, kad po metų, 2 pamatyčiau, ar aš patobulėjau gyvenime, ką pasiekiau, ko nepasiekiau. Ir iš viso, ar mano kuriamas turinys bus įdomus žmonėms, ar pats žiūrėsiu juos. Tiesiog noriu matyti tą progresą video kūrime ir matyti, kad man tai sekas ir aš tai galiu daryti. Tai Timai, kodėl tu nusprendai pradėti YouTube? Tai aš tiesiog žiūriu daug, kurie kuria video, lietuvis ir užsieniečius, ir aš pagalvojau, kodėl aš negalėčiau pradėti, nes man tai patinka žiūrėti, man patinka kurti, bet niekada nieko nekeliu. Tai galvojau, šiandien yra ta diena, kur aš perlipsiu per save ir pradėsiu kurti turinį. Aš nežinau, ką aš filmuosiu, ką aš darysiu, bet aš noriu daryti smagų turinį, tiesiog, kad žmonės žiūrėtų ir mėgautųsi, o ne pasijungtų ir žiūrėtų tiesiog, kad nes nebūtų ką veikti. Tai aš tiesiog noriu savo visą patirtį ir visas mano kelionę tiesiog su jumis pasidalinti ir manau, kad turėtų viskas gerai sektis. Ir taip, čia yra pradžia, čia yra spalio 1 ir čia bus mano video pradžia. Tai